Taigi, mėlyjeji, pasiūlę kalbėti tema atrasti tai išgvelbti, patys nustebome, kokia ji gili ir neišsemiama. Praeitą kartą net nepavyko padėti taško, tik daug taški. Tęskime. Kadangi nebaigėme skaičiuoti, nors ko gero to net nereikia tikėtis, beje, ir laidos tikslas net toks – atrasti tai išgvelbti paradoksų, žvelkime toliau. Miltinio mokiniai. Pirmieji buvę arčiausiai jo, kas žino, kaip kažkada ne visai juokais ištarė Algimantas Paulavičius, gal anapusybėje jau kuria savojo teatro legendą. Tie, kurie čia įvairiai. Vieni atsitvėrę akliną tylos sieną, kiti joje iškirtę mažyčius vartelius, dar kiti masėms pasakantys tiek, kiek joms ir užtenka, bet mokytojo priesaką tebesaugantys. Dabar Virginis man pasakytų, aš melėnai, tai ašgi tavęs neįpareigojau čia dabar dėstyti. Išleisdavau mums reikštis ir plėtėti visokių tokių dalykų. Teatro tema. Kokį čia dar epizodą? Ai, ištisai mane mušdavo, nes aš kartais sukildavau, tai patikėdavau, kad neblogai suvaidinau. Tai antradienį ten, kai susirinkdavom visi, tai kaip juodavo per galvą, tai iš viso užmirždavau, kad aš melėnu. Labai, augdavau labai daug dalykų. Paprasčiausiai mane Virginis auklėjo bardamas, mušdamas, reikalaudamas. Pastato ant scenos, tokiom špilkom stovi, siubuoja 2 valandas monologą, kerta, tokia turi būt. Negali koja ant kojas užsidėti Hedui, todėl kad tais laikais aristokratės nedėjo kokius ant kojos, visą laiką užkrauni koja ant kojas. Iš viso medėlai, kad tu storas, nustok čia talinus. Stovi. Kas yra? Ar verki? O čia jau snarkys, nuleidus galvą, ne, jau tiek prišnekėta baisybė. Nu žiūrėk, jeigu čia verkšleni, į tavo vietą labai daug yra. Ten raudonis, naglėtis, tenais ponai banioniniai įsterkite, nes man irgi šičia. Žodžiu, raudotą išdomų negelbėdavo, Bartauskas brolius guosdavo. Išeinu į užkulisį. Sako, tu sakytų, durnas senis. Einu į sceną tokia, jau sužmalėjusi. Neblogai. Neblogai, pasitaisai. Dirba. Pas mane nėra. Pas mane žvaigždžių nėra. Ir, žodžiu, neleisdavo patikėti. И так кусил, дай вам реплика лайком на сцену. Žmogaus, kad ir paties didžiausio genijaus, gyvenimas baigtinis. Apskaičiuotas tiek, kad spėtų atlikti tai, kas būtiniausia – pratęsti save. Miltinis taip pat. Padarė kaip visada, iš visur. Kaip knygų, taip gamtos, išgvelbdamas gerokai daugiau. Išugdė net ne vieną mokinių kartą. Natūralu, kad jo jėgos menko ir studija maitinusi teatrą nebebuvo tokia stipri kaip pradžioje. 3. 4. mokinių kartai mokytojas nebegalėjo duoti tiek, kiek pirmosioms. Dabar kyla klausimas, ar jis buvo teisus, kaip pasakė, man nereikia nei vieno iš jokių mokyklų, aš mokykla, taip? Ir neėmė nei iš muzikos akademijos, iš niekur. Bet tuo pačiu ir užsidarė, toj dėžutėj. Ir kol jis buvo, kol buvo jo kultas teatre, kol jis buvo tikras patvaldys toj teritorijoj, o teritorija irgi padidėjo, kai iš to mažo buvusio kino teatro, kur buvo puikus teatras, išsikraustė į jau valdžios padovanotą už nuopelnus, už kompromisus
didžiulį teatrą, kurio statybą jis pats prižiūrėjo, jam labai rūpėjo ir viską. Tai studija seko ir vis daugiau iš jos ateidavo aktorių, kurie nebegalėjo vaidinti ir būti taip, kaip norėjo Miltinis. Ir tai suprantama. Ir man atrodo, jis klydo neįsileisdamas kitokių. Nes tas kitoks atėjęs, jis irgi galėjo kažkaip sujudinti orą, sukelt tokį norą konkuruoti, reiškia verštis kažkur. Bet jis nenorėjo. Tai kai paėmė Juozo Glinskio knygą, kuris užrašė, suredagavo repeticijų dienoraščius Miltinio, gaila, kad jie ten ne iš karto prasideda ir neilgai trunka. Bet per tos metus, kai jis 2 tomus išleido ir užrašė tas repeticijas, tai jeigu labai dėmesį skaitai, atsiskleidžia 2 tokie esminiai dalykai. Vienas, tai kad jis fantastiškai analizuoja vaidmenis ir aktoriui duoda labai daug peno, labai daug, siekdamas, kad ta psichologinė vaidyba, kad gimtų personažas, nes tai, kas parašyta literatūrai, dramaturgai, kaip jis pats sako, yra tik tai pradžia būsimo personažo. Aktorius, perleisdamas per save, turi sukurti jį. Ir va tada atsiranda vaidmuo. Tai va tas kelias yra labai sudėtingas. Antra, kas atsispindi tuose dienoraščiuose, tai jo nepakeliamas charakteris ir labai savotiška, sakyčiau, ta bendravimo kultūra, kada eina keiksmai, įsityčiojimas iš aktorių ir paniekinimas, nužeminimas visiškas. Dėl to trupėje ne kiekvienas galėjo pakelt šitą. Ir žmogus yra gyvas organizmas. Ir aš galvoju, kad kai kas ir tie, kurie labai gėrė ir kiti nusižudė ir kiti, reiškia, išėjo. Net tokių buvo vienas kitas. Atrodo, tą uždaros dėžutės sindromą, kad kuo uždaresnis vienuolynas, tuo daugiau jame pačiame yra problemų. Šiandien dėliojančiųjų mozaiką. Koks buvo Miltinis, kodėl, kaip tai reiškėsi, ką tai davė ir kas tebevyksta iki šiol, praėjus lygiai 2 dešimtmečiams po jo mirties, kurios jis, prisimenama, labai bijojęs, daug. Jo palikimo saugotojai teigia pasakojantys ne istorijas, bet tikrus nutikimus, kuriuos kaip visada inicijuodavo dažniausiai jis pats. Vienas iš daugelio, pavyzdžiui, galėtų vadintis režisieriaus kėde. Tikra tiesa, kad teatre režisierius Juozas Miltinis kiekvieną spektaklį, kuris būdavo pastatytas ir kurį atlikdavo, kurį vaidindavo, stebėdavo iš kėdės balkone. Ir ta kėdė tai buvo vadinama režisieriaus kėdė. Ir kiek žinoma ir kaip pasakoja aktoriai, į tą kėdę daugiau niekam nebuvo galima sėsti. Spektaklį toje kėdėje būtent stebėdavo tik režisierius ir jam ta vieta buvo skirta. Iš tikrųjų, kaip ir mena patys aktoriai, sako, mes vaidindavom ne tiek publikai, kiek Miltiniui. Nes pastabas vaidybos metu režisierius taip pat nurodydavo, sakykime,
kaip mena kai kurie aktoriai, sukosidamas. Vadinasi, tu per daug tyliai kalbi, reikia garsiau. Ir sako, jau gavus tokią pastabą, aktorius jau žinodavo, kad iš režisieriaus atsiims pylos. Na, kas dabar žino? Ta ar ne ta kėdė glaudžiasi teatro foje kertelėje? Manykime, kad ta pati, apie kurią rašo ir Miltinio biografas, eseistas Tomas Sakalauskas monologuose. Mes esame radę, galiu jums tiesiog pacituoti, Blėdžiui Miltinio rašytą laišką apie šios kėdės funkciją ir kaip ši kėdė yra naudojama. Taigi, laiškas rašytas 60 metais, spalio 8 dieną, Miltinis į Blėdį savo pirmosios kartos aktorių, tokį artimiausią bendražygį, kreipėsi taip: draugas Blėdi, rašau jums oficialų laišką dėl režisieriaus kėdės naudojimo balkone. Režisieriaus kėdė nėra žiūrovinė kėdė. Ji jokių atvejų, jokiamis aplinkybėmis negali būti užleidinėjama nei ministrui, nei motinai, nei kekščiai geradariai, nei materialiniam rėmėjų mecenatui, nei brangiausiam svečiui ar giminaičiui. Joje sėdi tik pats režisierius arba ji lieka tuščia, nors aplink būtų didžiausias spūstis. Tai apeiginė, hieratinė kėdė. Tai pitijos trikojas. Joje sėdintis apsprendžia ir sankcionuoja spektaklio kokybę, jo meninę vertę. Aš jau keletą kartų jūs dėl to buvau įspėjus. Kai jūs buvote užleidęs Vabaliniai, Melėnui, neatmenu kam, jeigu nori prieštarauti šiam įstatymiškam nuostatui, bus palikta tik vyr režisieriaus kėdė. Ir toliau postscriptum dar pratęsia, kėdė gali būti užleista tik 3. ar 4. režisieriui, pavyzdžiui, Karkai, Banioniui, Aleknai, kai eina jų spektakliai ir jie juose nedalyvauja kaip aktoriai, su pagarba Miltinis. Nesimatavęs, sako dabartinis Panevėžio dramos teatro vadovas Romualdas Vikšraitis legendinės kėdės. Relikvijas dera saugoti, jos įkvepia. Taip, yra tokia legenda, kad tai Miltinio kėdė, kurioje sėdėdavo, žiūrėdavo savo spektaklius, kad ji buvo atskirta nuo tokia per tvarėlę senajame teatre nuo žiūrovų salės. Bet aš norėčiau su ta kėdė surišti ne kokią nors legendą, o norėčiau grįžti į tą senąjį teatrą. Aš manau, kad ne mano jėgom, kadencija baigėsi, aš ieškojau galimybių, kaip tą teatrą, kaip pastatą, o vėliau kaip ir turinį jo prikelti. Ir yra tokia situacija, kad miestas ar valstybė, kaip čia sakyti, mokesčių mokėtojai, grubiai kalbant, tame tarp ir Panevėžio, jau yra investavę į to pastato prikelimą, tai yra uždėtas naujas stogas, uždegtas. Tai kodėl nepabaigti? Kodėl leisti tokiai istoriniai vietai nykti? Jo labiau, kad tokių salių nėra per daug. Be to, sutvarkius, restauravus, bet tada galima ten susėsti ir kalbėti apie dvasią. Aš manau, kad šaknys ten. Miltinio gebėjimas daiktams, prie kurių prisiliečia, kuriais naudojasi, suteikti apeiginę reikšmę, liudija jo galės pakylėti realųjį pasaulį iki iracionalumo. Žodžiu, kurti legendą. Visur, kur tik įmanoma. Taigi kitas paradoksas – atradimo, pripažinimo, patvirtinimo. Savam krašte pranašų nebūsi. Arba anot rytiečių tik svetimtaučiai apšviečiami šviesa. Pirmieji jį atrado kaip tokį stebuklą maskviečiai. Natalija Krymova puikiai kritikė buvo, bet jiem būdinga rusam tas toks patetizmas, jie ką nors pamatė, oi, tam sėdėt в провинции какой-то, reiškia, režisieriai ten. Ir jie pradėjo kurti tą kultą, kas jiem yra būdinga, kaip mes matom ir šiandien. Ir
Miltinis vis lipo tokiais laiptais. Bet ir pats kentėjo labai, nes valdžia mūsų nenorėjo, kad jis taip jau labai pūstusi. Ir nekartą jam yra per galvą dėjus. Pats buvo net iš teatro išmestas, į kurį paskui grįžo. Bet tas paradoksas, kad paprastai, savam kieme pranašu nebūsi, taip, savam krašte. Tai ir su Miltiniu taip atsitiko. Bet mūsų kritika nedrįso po to niekad pasakyti teisybės. Ir net kai jisai statė tokius kaip Laurinčiuko pjesės ant jos sadės, tokias beviltiškas visiškai pjesės, baisiai tokias prosovietinės ir negabės. Svarbiausia, kad tai niekas taip ir nepasakė tiesiai, kad tai yra labai blogai. Aš kažkada, būdama dar, santykinai jauna, labai esu pasakius per tokį vieną aptarimą, o aptarimai visad būdavo festivalių metu. Festivaliai būdavo pašvęsti Leninui, komjaunimui, ten kokio nors suvažiavimo metinėms, tokiam svarbiom sovietinio gyvenimo datom. Ir per festivalius viskas turėjo būti labai gerai. Ir jeigu tu pasakai ką nors blogo, aš tada iš tokio nepakantumo, netramdomo pasakiau, kad man atrodo, jau karalius yra nuogas ir reikia kalbėti atvirai. Tai po to, reiškia, susiklostė labai sunkus santykiai su Panevėžio teatru. Man net buvo kartą pasakyta, kad aš nedrįsčiau peržengti slenkstį, antraip gausiu į marmūzę. Taip ir buvo pasakyta. Tai vėliau tie santykiai šiek tiek pasitaisė, nes vis dėlto Miltinis matė, jau išėjęs iš teatro į pensiją, kad teatras gęsta. Ir kai jo klausdavo, reiškia, kodėl jis nepaliko ten kokių palikonių, kurie ten gali vesti teatrą, tai jis pasakė, kad, reiškia, jis to ir nesistengė ir netikėjo to, kad tai įmanoma. Ir iš tikrųjų, pažiūrėkite į bet kurį teatrą, bet kurio teatro istoriją, niekada niekas nepaliko mokinių, kurie galėtų, reiškia, atstoti žmogų, kuris vadovavo. Tai yra neįmanoma. Teatro kritikės, Lietuvos rašytojų sąjungos narės, humanitarinių mokslų daktarės Audronės Girdzijauskaitės santykis su Miltiniu ir Panevėžio teatru nusijuokia nepaprastas, bet atviras, drąsus. Tada buvo baisus skandalas po to pasakymo, skundai į CK, paskui dėl kelių režisierių skundų netgi kurį laiką nebuvau prileidžiama prie jokio darbo pagal profesiją, 10 daugiau metų. Bet Miltinis, būdamas Paryžiuje, susitiko su mano tėvu, nes tėvas irgi ten, kaip kurdamas doktoratą medicinos, irgi buvo ten Pasteiro institute. Ir atvežė kartą, kaip pasakojo man Miltinis, didžiulį kumpį iš Lietuvos rūkytą. Ir jie visi susėdo, ten susirinko tą studentiją alkaną, reiškia to lietuviško kumpio, uostyti ir ragauti. Ir Miltinis, ir tie visi bohemšikai, kaip sakė, puolė tą kumpį draskyti, o tėvas, kaip medikas, pasakė, ne, sako, šito nebus, mes pjaustysim labai gražiai. Tai man Miltinis yra tą pasakojęs ne vieną kartą, bet to aš vienam žmogui, jam parašiau laišką po mirties šokio, po visų mūsų nesutarimų ir viską parašiau laišką. Jis kaba muziejui, ten teatro muziejus yra tas mano laiškas. Aš jo seniai neskaičiau ir bijočiau dabar perskaityti, nežinau, ką aš ten parašiau, bet man labai padarė didelį įspūdį spektaklis, ypač pirmoji dalis. Ir
Ir aš jam parašiau. Tai jis jau atleido viską ir paskui, žinot, senatoje žmogus tampa taikus, jeigu jis normalus. Neslegia, neprėmina, nepančioja Juozo Miltinio didybė ir Romualdo Vikšraičio. Tik tas nuolat užduodamas klausimas pripažįsta – įkyrėjęs. Kitais metais šitam teatrui sukanka 75. Už 150 km nuo čia yra kitas teatras, kuriam sukanka 95. Kas juos sieja? Kaip nekeista. Skiria sienų, skiria kalbos, skiria tai, kad tai giminingos, bet skirtingos tautos, bet sieja tai, kad jų įkūrėjai buvo žmonės vienetai, tai yra autoritetai. Smilgis, kuris įkūrė dailės teatrą ir Latvijoje Rygoje, ir Miltinis, kuris įkūrė šičia teatrą, Panevėžy. Aišku, galima pasakyti, kas įkūrė tą teatrą ir klausimas kitas, kam mes vadinamės tuo vardu, ką norim pabrėžti. Tai tas klausimas jisai aktualus bet kuriam vadovui, kuris ateis į šitą teatrą. Lygiai taip pat kaip Rusų dramos teatras Vilniuje kvestionuos klausimą, kodėl jis rusų ir kodėl Vilniuje, kaip, nacionalinis kvestionuos klausimą, kuogi jis nacionalinis ir visą laiką bus, taip sakant, slegiamas komplekso nacionalinio teatro. O manau, su Miltiniu yra daug aiškiau ir konkrečiau ir visos legendos, manau, yra tiesa. Miltinis daug dirbo, siekė žinių ir tą žinią stengiasi perteikti. Kaip nekeista, švietė kraštą labai stipriai, pritraukdamas naują dramaturgiją. Aš atsimenu dar kokių 72 ar 3 metų literatūroje ir mene buvo diskusija, kas tai yra nacionalinis teatras. Ir visi puolė, kad teatras tai čia būtinai turi būti nacionalinė dramaturgija ir kad tai jau čia bus nacionalinis. Bet vien tik nacionalinė dramaturgija teatrą neištraukė. Ir Miltinis tada gražiai toj diskusijai sudalyvavo, pasakydamas, koks skirtumas, ką aš vaidinu lietuvių kalba. Ir tais laikais lietuvių kalba, kaip scenos kalba, tai buvo stengiamasi laikyti etalonu, nesvarbu, kokį charakterį kūrė. Gal ten kūrė ir kokį labai baisų charakterį, kuris tiesiog gal ir negalėjo, kartais aktoriam būdavo sudėtinga, aš įsivaizduoju ir prisimenu, kuriant, sakykime, personažą neigiamą, kuris šiaip jau gatvėje tikroviškai turėtų keiktis, ką dabar ir daro, bet kūrė kitom priemonėm ir sukūrė. Dabargi keikėsi, bet personažų nesukūrė. Tik imituoja, kad jie personažai. To keiksmo yra. Tai va Miltinis ir pabrėžė, kad teatre kalba labai svarbu. Ir būtent, jeigu tai yra lietuviškas teatras, lietuvių kalba. Miltinis norėjo ir turėjo savo studiją. Romualdo Vikšraičio iniciatyva netrukus Panevėžio teatre vėl bus apsčiai jaunystės polėkio. Realizuotas sumanymas surinkti ir parengti kursą specialiai Panevėžiui. Galbūt sąšauka su anuometiniu ir šiandienos teatru. Kada alkanas pradedi ieškoti, kad ir trupinėlį kokį suvalgyti, tai atėjęs čia ir radęs tiesiog, kaip pasakyti, išdraskytą trupę, sumestą, bet kaip. Reiškia, tiesiog aš buvau priverstas. Tai čia mano nuopelnas tiesiog formalus. Ir pirma iniciatyva iš tikrųjų buvo surinkti studiją. Aš kalbėjau ir su Albinu Kelleriu, ir tuo metu dar dirbusiu Enrique Kačinsku. Klausiau jų, ar jie nenorėtų, ar jie nesiimtų, kad mes teatre atgaivintume studiją. Idėja studijos buvo ir Miltinio laikais buvo paieška. Toliau jau darbas, bet paieška gabių, talentingų žmonių čia Aukštaitijoje. Galbūt Miltinio laikais ir iš visos Lietuvos, kada jau studija subrendo ir įgavo pakankamą vertę visuomenės akyse. Kolegos nepalaikė mano šito bandymo. Ką padarysi, reiškia, nėra noro, nėra galimybių, ieškokim kitų versijų. Tada aš kreipiausi raštu ir į Kultūros ministeriją, ir į Švietimo, ir į Lietuvos muzikos ir teatro akademiją, kad būtų suformuotas, surinktas kursas specialiai Juozo Miltinio dramos teatrui.
Buvo įsiklausyti į tą prašymą, nežiūrint to, kad iš teatro vidaus buvo bandymai tą sustabdyti, visokiais motyvais, kaip dabar net juokinga. Aišku, buvo trukdoma, bet toks kursas buvo surinktas. Buvo surinktas ir jis dabar yra trečiame kurse. Praktiškai jie turėtų ateiti 16 metais. Įdomiausia, kad nemažiau intriguojantis Juozo Miltinio dramos teatro gyvenimas ir dabar, kai didysis režisierius gal kur kitur ir vėl niekam neužleidžia savosios kėdės. Bet net ir jam nesant, nutinka vienas kitas paradoksas. Štai prieš porą metų čia vyko aršūs ambicijų karai. Spauda skelbė, kad teatras garsėja ne scenos kūriniais, bet skandalais. Į mūšį kilo pati kultūros ministerija. Niekas nerašė apie spektaklius, niekas nekalbėjo, o ką tai spektakliais mes norim pasakyti. Galų gale mes norim pasakyti vieną, o ką suprato žiūrovai. Šito pokalbio absoliučiai nėra, jis nevyksta ne tik Panevėžy, jis nevyksta visoje Lietuvoje. Tai aišku, jeigu 2 žmonės ar 3, kuriem nepatinka pasikeitimai, kuriem nepatinka būtent, kad ateina iš šalies žmogus, atidengia ir pasako, kad karalius tai nuogas, kad aktorių tai nėra, kad aktoriai buvo marinami eilę metų be gerų vaidmenų, kad teatras buvo nuleistas, nuvarytas iki saviveiklinio lygio. Apie ką mes tada galim kalbėti? Taip, tada atrodo, kad skandalai. Skandalų nebuvo. Jeigu tai būtų buvęs tikras skandalas, tikra katastrofa, aš manau, mes tikrai šiandien nesėdėtume ir nekalbėtume apie tai, kad ateina jauni žmonės. Bet, kad ateina jauni, tai ir faktas sako, kad reikėjo atlikti tam tikrą darbą, įveikti tam tikrą pasipriešinimą, kad galėtų jie ateiti. Maža to, jeigu jie ateina, reiškia buvo būtina, kad jie, reiškia, tai buvo problema. Ir jeigu buvo taip vadinamas skandalas, o aš įvardinu kaip pasipriešinimą pasikeitimam, tai reiškia iš tikrųjų teatras sirgo. Dėkui Dievui, norėtų tašką dėti teatrologė. Kiekvienas teatras kitoks. Ir jis, koks bebūtų, tiek padarė, kad ačiū. Ir Miltinis turi savo vietą ir savo laiką, reikia istoriškai žiūrėti. Man atrodo, ką aš norėjau pasakyti, jis dirbo nepaprastai sunkiomis sąlygomis, kurios jį laužė. Jis darė priverstinai, reiškia, buvo priverstas daryti kompromisus. Jeigu nebūtų daręs, tai jis nebūtų turėjęs teatro. Jis darė kompromisus, nemalonius kartais, iš tikrųjų. Nuolaidžiavo ir visi nori būti valdžios pateptieji. Visi nori, tie, kurie turi kažką. Bet aš galvoju, kad jis neįvykdė savo gyvenimo svajonės, kurią turėjo, kai išvažiavo iš Paryžiaus. Ir likimas jo yra tragiškas. Taip aš galvoju. Tragiškas visumoj. Todėl, kad į tokią pataikė mėsmalę, kur jį su jo visa vakarietiška mąstysena ir kultūra atsivežta, pakišo po socrealizmo kepurę. Ir viskas. Aišku, jis ten bandė daryti savo ir daug ką padarė, nes kai darai labai tikrą daiktą, tai nesvarbu po kokią tu kepurę. Tu gali jį padaryti, jeigu tu iš tikrųjų labai nori, o jis norėjo. Ir šiandien. Esminis klausimas yra, ar mes reikalingi ir kam mes reikalingi čia, Panevėžy. Aš manau, kad ir Miltinio buvo vienas iš klausimų. Kam jis reikalingas čia? Jis žinojo atsakymą ir jis tiesiog vykdė savo misiją. Ačiū pusvalandį praleidusiems kartu su mumis. Atrasti, tai išgvelbti. Sveikinsis dar ne kartą.